Lapkričio 25 vakarą Druskininkuose tradicinėme sezono uždarymo vakare apdovanoti šalies futbolo pirmenybių čempionai bei prizininkai, paskelbti metų geriausiai futbolininkai, treneriai, teisėjai. Apdovanojimus atsiėmė ir pirmos lygos lyderiai. Trečiąją vietą užėmusi Kauno Atleto komanda, į A lygą pretenduojanti pirmosios lygos čempionai Vilniaus Reo ir sidabro medaliais pasidabinę Kėdainių Nevėžio žaidėjai. Iš tikrųjų, tai noriu nuoširdžiai pasidžiaugti šių metų futbolo klubo Nevėžio sezonu. Aš manau, kad visą laiką galima siekti maksimumą, bet šiemet mes tikrai buvom labai arti nuo maksimumo ir padarėm, aš skaitau, maksimaliai kiek buvo įmanoma. Aišku, ta pirma vieta labai buvo netoli, bet ir metų pradžioje mes savo iškeltus tikslus pilnai vykdome, iškovojame antrą vietą, su kuo ir norėčiau pasveikinti visus, kurie prisidėjo šiemet prie Kėdainių Nevėžio. Svajojam tikrai apie aukščiausią lygą, Nevėžis turi tokią viziją. Nežinau, dar bendrausim su rėmėjais, su miesto valdžia, ar šiai dienai mes pasiruošę ten į tą lygą įeiti, o šiaip tai kaip bebūtų, mūsų prioritetai yra sugrįžti Lietuvos aukščiausią futbolo lygą ir ten tinkamai atstovauti Kėdainių kraštą. Nuotaikas gal ir geros yra, bet ką aš noriu pasakyti, galėjom ir geriau. Taip, kad lipom į sieną antri, norėjusi visą čempionatą, siekiam pirmos vietos. Aišku, antra irgi gerai, bet galėjom pagal savo komandą, pagal pajėgumą, galėjom ir pirmą paimti. Jeigu žaisim kitą metą pirmoje lygoje, stengsimės pakilti, bus kur kilti, galbūt taip pasakyti. Ir galbūt per anksti patikėjom, ką galim pirmą vietą paimti. Kada jau aplenkėm Rėjo 4 taškais, tai biški nusiraminom ir praradom taškus Kuršėnuose, kur negalėjom. Mums ten duokit 10 kartų su jais sužaisti, mes nepralaimėtumėm. Bet buvo tokia diena, atėmė 3 taškus ir paskutinės rungtynės su Rėjo, kur žaidėme namuose, reikėjo būtinai laimėti, nors nepralaimėti. Ir va tos 2 rungtynės mums sužlugdė visą metų darbą, visą pasiruošimą, viską. Ir sakiau, pagal žaidėjus, pagal pajėgumą mes iš tikrųjų turėjom, aš taip galvoju, aukščiau būti. Bet yra kur kilti dabar. Korektiškiausia komanda pripažinta Vilniaus Reo komanda. Pasveikintas rezultatyviausias žaidėjas Kėdainių Nevėžio futbolininkas Aivaras Lyberis, įmušęs 24 įvarčius. Niekas, man atrodo, neįmušė įvarčių be komandos pagalbos. Visų pirma, aišku, dėkingas visai komandai. Komanda padėjo, taip ir tapau. Traukė vis tas kamuolys mane, nežinau kodėl. Buvau nusprendęs jau nežaisti, bet vėl kažkodėl grįžau, nežinau. Traukė, patinka, azartas, visa kita. Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas pažadėjo, kad ateinančiais metais futbolininkams bus skirta daug daugiau dėmesio ir lėšų. Žinot, aš stebiuosi, kada su tokiu finansiniam galimybėm mes laimėjom antrąją vietą. Aš manau, kad nėra visai teisingai paskirstyti pinigai prioritetiniam sporto šakom. Šitoj vietoj futbolas iš tikrųjų yra nuskriaustas, bet visiems reikia džiaugtis mūsų jaunų vyrų darbu, kovingumu ir ta antra vieta, kuri iš tikrųjų po visų didžiųjų miestų, ko gero, didesnių už mus miestų, yra pirmoji. Aš žinau, kiek kainuoja žaisti aukščiausioj lygoje. Prižadėti iš tikrųjų yra labai sunku. Nes nelabai mes ir žinom dar tas finansinės galimybės, bet kad padėtį reikia taisyti ir lygiau dalinti pinigėlius prioritetėm sporto šakom, tą aš galbūt ne 12 metam, bet 13 metam galiu garantuoti.